Sveiki. Šiame video aš trumpai papasakosiu, koks yra pagrindinis tiekimo vadybininko darbo rezultatas. Dažnai įmonėse vadovai nežino, koks yra pagrindinis pats svarbiausias tam tikrų žmonių atliekamų funkcijų darbo rezultatas. Todėl tai padės jums suprasti, ko reikia reikalauti iš tiekimo vadybininko arba iš žmogaus, kuris atsakingas būtent už tiekimą. Taigi, mes turime tiekimo procesą. Šiame tiekimo procese mes turime tiekimo vadybininką, kuris yra pasamdytas tam, kad atliktų tam tikrą darbą ir pasiektų tam tikrą rezultatą, kuris sukuria pridėtinę vertę įmonėje ir už ką jam yra mokami pinigai. Paprastai tai yra produktai, tai yra paslaugos, tai yra kažkokia tai informacija, galutinis rezultatas. Taip pat mes turime ir priemonės rezultatui šiam pasiekti, arba kitaip sakant, vadovai turi užtikrinti, kad tiekimo žmogus gautų šias visas priemonės tam, kad galėtų pasiekti savo rezultatą. Ir šios priemonės yra įvairūs užsakymai, tai gali būti įvairūs įrengimai, na pavyzdžiui, kompiuteris reikalingas darbui atlikti, mobilus telefonas ar automobilis, tai gali būti įvairios medžiagos, tai gali būti procedūros arba įvairios tvarkos. Ši schema tai yra priemonės rezultatui pasiekti arba patys rezultatai yra taikomi visiems įmonėje vykstantiems procesams. Tai konkrečiai tiekimo atveju mes kalbame apie tai, kad čia vėl pateikta tiekimo vadybininkas ir tiekimo visas procesas, trumpai yra mažuose kvadratėliuose, jūs matote trumpą subraižytą procesą. Tai tiekimo vadybininko darbo rezultatas paprastai turi būti laiku pristatytos medžiagos. Tai yra, kad jeigu yra numatyta, kad tą ir tą dieną turi būti pradedama gamyba, tai šios medžiagos jau turi būti sandėlyje. Kitas darbo rezultatas tai yra, kad pristatytos medžiagos jos turi būti nupirktos už mažiausią kainą. Ir tam reikalinga tam tikra metodika, pagal kurią būtų atrenkami mažiausią kainą pateikintys tiekėjai. Trečias darbo rezultatas tai yra kokybiškos medžiagos pristatytos. Neužtenka vien tik tai nupirkti medžiagas, kurios gali būti nekokybiškos, kas antra arba kas trečia ten žaliava ar prekė ar kita medžiaga. Jos turi būti užtikrintas kokybės sandėlyje. Tai reiškia, kad į tai įeina ir gautų medžiagų kontrolė, tam turi būti paruoštos tam tikros metodikos, kaip dažnai tikrinti, jeigu, pavyzdžiui, jūs partijoje randate, kad ten 20% ar ten 10% nekokybiškų medžiagų, tai galbūt turi būti apspręsta, kad turi būti patikrinta dar papildomai 50%. Na ir paskutinis rezultatas tai yra tinkamai išsaugotos visos tos medžiagos prieš atidavimą. Tai yra tiekimas kaip ir turėtų atsakyti už tai, kad tos medžiagos visos būtų sandėliuojamos tinkamai. Tačiau kiekvienoje skirtingoje įmonėje gali būti susitarta kitaip. Na, pavyzdžiui, kad tiekimas yra atsakingas tik tai už pristatymą iki sandėlio. O jau nuo sandėlio iki išdavimo prekės sandėliavimas ir išdavimas tos prekės į gamybą, pavyzdžiui, tai turi būti jau kito žmogaus funkcija. Taigi mes turime rezultatus, kurie labai aiškiai pasako, ko galime reikalauti. Ir jeigu mes turime įmonėje žmogų, kuris atsakingas yra už teikimą, tai mes jam labai aiškiai galime suformuluoti šitus 4 tikslus. Tai dabar kokie yra reikalingos priemonės šiam rezultatui pasiekti. Vienareikšmiškai mums reikalingos sutartys su klientais, nes ten mes matysime specifikaciją, pavyzdžiui, kad reikia pristatyti medžiagą X, medžiagą Y, kuri susideda iš tam tikrų dalių ir taip toliau ir taip toliau. Tai tiesiog paprastai prie sutarčių būna prisekti kažkokie tai brėžiniai, kažkokias tai detalizacija medžiagų ir taip toliau. Taip pat mums reikalingas gamybos planas, tam, kad mes galėtume matyti, kada mums reikia tą prekę pristatyti. Taip pat mums reikalinga žinoti sandėlio likučius. Tai sandėlio likučiai čia nėra parodoma, iš kur jie yra gaunami, bet tai yra parodoma, ko reikia tiekimo žmogui, kad jisai galėtų pasiekti tą rezultatą. Tai reiškia, jisai turi žinoti, kokie yra sandėlio likučiai, tam, kad jisai galėtų pasiskaičiuoti ir tinkamai suplanuoti tas užsakomas prekes. Taip pat reikalingi tiekėjų atrankos kriterijai. Čia turi būti valdoma šita pirkimo procedūra iš tiekėjų. Negali tai būti, kad tiesiog jūs orientuojatės į mažiausią kainą, nes greičiausiai tas tiekėjas, kuris greičiau pristato, jūs jam taip pat prioritetą suteiksite, negu tas, kuris pristato vėliau. Arba pavyzdžiui,
galbūt tas tiekėjas, kuris jums avansų prekę pristato ir neprašo pinigų iš anksto, taip pat turėtų gauti daugiau taškų arba jo prioritetas turėtų būti aukštesnis. Todėl parenkant tiekėjus reikėtų nusistatyti šios kriterijus. Kitas dalykas yra, kad galima turėti patvirtintų tiekėjų sąrašą metams, pavyzdžiui, ir nėra tada kiekvienu atveju atrenkamas tas tiekėjas. Tiesiog yra patvirtintas tiekėjų sąrašas ir visus metus yra perkama tik tai iš jo, nesigilinant į kitus dalykus. Na ir pakankamai svarbus dalykas yra naujų gaminių specifikacijos. Kas čia turime omenyje? Čia turime omenyje tai, kad pavyzdžiui, jeigu yra pradedama gaminti kažkokia nauja prekė, kurios iki šiol nebuvo, tai tiekimas turėtų gauti tas specifikacijas, kad pavyzdžiui, reikėtų jums nupirkti kažkokį tai komplektą arba mazgą, tai jūs turėtumėt suprasti, kas tai yra per mazgas, koks jo yra aprašymas ir kokios galbūt net alternatyvos, iš kur reikėtų nupirkti šias medžiagas. Na ir paskutinis turbūt punktas tai būtų priemonės tiekimui užtikrinti. Tai čia turiu omenyje tai, kad kai mes kalbėjome ankstesnėje skaidrėje, aš sugrįšiu atgal. Čia buvo parašyta, kaip matote, priemonės rezultatui pasiekti yra užsakymai, įrengimai, medžiagos, procedūros ir tvarkos. Tai vat prie įrengimų aš paminėčiau tiekimo atveju, kad tai turėtų būti tam tikros priemonės, kurios padėtų už tiekimą atsakingam žmogui pasiekti tų rezultatų. Tai yra kompiuteris, tai yra mobilus telefonas, tai yra automobilis, tai galų gale darbo vieta. Tai bendraja prasme labai aiškiai jūs turite žinoti, kad pagrindinis tiekimo rezultatas tai yra laiku pristatytos medžiagos už mažiausią kainą, jos turi būti kokybiškos ir tinkamai išsaugotos prieš atidavimą. O tam, kad žmogus galėtų pasiekti šį rezultatą, tai jūs turite suteikti šias visas priemonės. O kas dažniausiai būna kasdieniam darbė? Dažnai būna taip, kad sutarčių su klientais pardavimų skyrius nepateikinėja arba pateikinėja tada, kada nori, gamybos planas yra vėluojamas arba nepateikimas laiku, arba išvis jisai yra nedaromas, sandėlio likučiai kai kuriuose apskaitos programuose yra, kitur nėra, arba apskritai nėra tvarkos sandėlyje, kad būtų galima sekti šitus likučius ir taip toliau ir taip toliau. Tai nėra labai sudėtinga, tačiau tokią schemą tiesiog ant vieno lapo turint įmonėje ir atėjus naujam žmogui dirbti ir jam pateikus, yra gerokai lengviau užtikrinti tą tokią kokybės valdymą įmonėje nuoseklų, o ne tokį, kai reiškia būna gaisrai, reikia juos gesinti ir tas žmogus tiesiog nežino, ką jis turėtų daryti ir ko iš jo yra reikalavima. Tiek norėjau jums pristatyti. Ačiū jums.